Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien mes pakalbėsime apie rinką ir pažiūrėsime, ko mes galime tikėtis iš rinkos toliau. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintis komentarę. Prieš pradedant žiūrėti šitą video kviečiame kiekvieną iš jūsų turėti paskyrą vienoje iš mūsų rekomenduojamų biržų, tai yra Bybitas ir VEX. Į šias dvi kriptovaliutų biržos registracijos nuorodą jūs galite rasti šio video aprašyme. Čia yra Bybito ir VEX ir mes turime kiekvienai kriptovaliutų biržui atskirą video mūsų YouTube kanale. Jeigu norite užsiregistruoti į Bybitą, tai spaudžiame mūsų registracijos nuorodą štai čia ir mes atsirandame štai tokiam lange ir čia būtinai reikia tikrinti, kur yra referral code, kad būtų parašytas žodis Arktika. Jeigu jūs norėsite registruotis per telefoną, tai užtenka parašyti referral code žodis Arktika ir tada spaudžiame registracijos mygtuką. Čia matote, kokius jūs bonusus gausite nuo mūsų ir Bybitą aš labiau naudoju spot prekybai ir šiek tiek spekuliavimo tikslams. O jeigu jūs norite prekiauti be tapatybės patvirtinimo, tai yra be KYC, tada jūs užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą į VEX kriptovaliutų biržą. Tai spaudžiame štai čia ir atsirandame štai tokiam lange ir būtinai tikrinam, kad būtų parašytas referral code žodis Arktika. Noriu paminėti, kas užsiregistruos pagal mūsų duotas nuorodas arba pagal referral code Arktika. Parašykite mūsų administratoriui, kad jūs užsiregistravote pagal mūsų registracijos nuorodą ir atsiųskite jūsų UID. Jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų ir galėsite gauti nuolaidą prisijungiant prie mūsų uždaros bendruomenės. Štai čia mes matome Bitcoino grafiką ir prieš tai jis turėjo labai gražų kanalą, tai yra konsolidacijos zona ir dabar matome, kad Bitcoinas pramušė savo konsolidacijos zoną, tai yra kanalas štai čia ir dabar atėjo iki pasipriešinimo trendo linijų, tai yra mes turime štai čia trendo liniją, turime apatinę trendo liniją ir tai yra labai geras modulis, tai yra kaina juda būtent šitam diapazonui. Ir dabar mes priartėjom prie viršutinės jos ribos ir jeigu šiek tiek pažiūrėsime iš toliau, mes turime štai tokią trendo liniją ir čia yra trendo linija, kuri mums pasako, kad jeigu mes ją pramušime, tada trendas pasikeis ir mes galime tikėtis augimo. Kur dabar yra pasipriešinimo levelį zona, tai mes galime aiškiai pamatyti štai šitam grafike ir čia pereikime į dienos grafiką ir mes matome, kad čia yra labai stipri pasipriešinimo zona štai čia, tai čia yra maždaug apie 91 tūkstantį ir galime pasižiūrėti, kur yra levelis. Levelis yra maždaug štai čia ir matome, kad jis yra ties 91 tūkstančių dolerių. Grįžkime atgal prie štai šito grafiko, nueikime į mažesnį time frame ir ką noriu pasakyti, kad dabar yra tikrai pakankamai stiprus pasipriešinimo levelis, tai yra trendo linija ir nuo čia imti long poziciją, kas susijęs su Bitcoinu, aišku, nėra protinga ir noriu priminti, kad jūs turite visada valdyti savo rizikas ir stengtis ne ko greičiau pasididinti savo depozitą, o jį išsaugoti ir išmokti stabiliai jį didinti. Tiesą pasakius, ar mes turime pramušti štai šitus pasipriešimus, nėra labai kažkokios rimtos priežasties, bet mes galim pamatyti daugmaž štai tokį judėjimą ir pamatyti, kad Bitcoinas protestuos savo kitą pasipriešinimo zoną, levelį, kuris yra šiek tiek aukščiau nei 90 tūkstančių dolerių. Bet mes matome, kad čia yra štai toks diapazonas ir mes jau galim pamatyti štai čia atšokimo reakciją, arba galimai dar kaina gali nueiti šiek tiek aukščiau ir čia bus fake outas, tai ir gausis false breakas ir mes keliausime į apačią. Tai čia tiek apie Bitcoiną, dar šiek tiek parodysiu naujienos ir pasakysiu tolimesnę viziją, tolimesnį savo lūkesčius, ko mes galime tikėtis, bet kol kas mes turime labai aišku diapazoną, kuriame judame. Jeigu pereisime į dienos time frame, mes matome labai aiškę trendo liniją, kuri mums pasako, kad jeigu mes ją pramušime, trendas turi keistis ir mes turime eiti aukščiau. Ir čia yra tokie laipteliai, tai čia yra vienas laiptelis, čia yra antras laiptelis ir čia buvo štai toks trečias laiptelis. Tai kol kas mes būtent taip ir judame ir šita laiptelio struktūra gali tęstis būtent nuo štai šitos zonos, kuri yra apie 90 tūkstančių dolerių. Tai šitą zoną tikrai reikia stebėti ir tikrai čia, manau, mes lauksime pakankamai daug reakcijų ir iš pirmo karto tikriausiai bus sunku pramušti, nebent būtų labai kažkokios geros naujienos. Galima įsijungti 50 dienų moving average ir matome, kad mes jau artėjame dienos grafike prie štai šitos raudonos linijos ir jinai irgi gali veikti kaip pasipriešinimo levelis, pasipriešinimo zona ir jinai yra beveik kur štai šita pasipriešinimo zona. Tai šitą grafiką mes turime stebėti ir galime dar trumpai pažiūrėti savaitės grafiką ir mes čia matome, kad kol kas yra labai panašus scenarius, kad mes pramušime štai čia 90 tūkstančių dolerių. Dabar čia yra jau pasipriešinimo levelis, prieš tai buvo palaikymo levelis ir dabar štai tokiu būdu mes galime čia protestuoti
sulaukti atšokimo reakcijos ir jeigu bus atšokimo reakcija, yra didelė tikimybė, kad mes atnaujinsime mažesnį tašką. Tai būtent štai šitą tašką, kuris yra ties 77 tūkstančiai, šiek tiek mažiau. Tai reikia stebėti, kaip reaguos į šitą zoną ir reikia stebėti mažesniam time frame, ar sugebės pramušti štai šitas trendo linijas, nes mes matome, kad susikerta štai šita lokali trendo linija ir mes turime dienos grafike trendo liniją, kuri mums pasako, kad trendas yra mažėjantis tol, kol mes neusitvirtiname ir nepramušime būtent štai šitos trendo linijos ir matome, kad labai gražiai paskui šitą trendo liniją eina 50 dienų moving average. Šiek tiek apie naujienas, tai Trumpas buvo parašęs štai tokį postą į savo X paskyrą ir jis parašė, kad jam patinka moneta Trump ir iškart aišku jinai atreagavo augimu, galime ją iškart ir pasižiūrėti. Nueikime šiek tiek į mažesnį time frame ir aišku akivaizdžiai mes matome, kad štai čia šita buvo naujiena ir buvo pakankamai geras pampas, bet kaip matome, kad iškart moneta nuėjo į apačią ir čia buvo tikrai pakankamai logiška, nes daug kas užėjo, bet iškart ir gavo stop lossus ir dėl to mes gavom impulsą į apačią. Ir štai čia mes buvom įkėlę mūsų uždarį bendruomenę, kad Trumpas parašė šitą postą ir tikrai galima buvo papildomai užsidirbti, tai yra reikėjo šiek tiek palaukti ir užsimti short poziciją ir pasigauti greitą pelną. Toliau šiek tiek naujienų apie bitkoiną, tai Amerika paskelbė, kad nori didinti savo kiekį bitkoino ir parsiduoti auksą ir nusipirkti bitkoiną. Čia aišku yra labai gera naujiena, bet ką noriu pasakyti, kad galimai mes turėsime vis daugiau geresnių naujienų, bet tai nereiškia, kad mes iškart turėtume atreaguoti impulsų į viršų, bet čia daugmaž bus tokiu būdu, kad mes turėsime pastoviai geras naujienas ir kažkokiu momentu rinka supras, kad tikrai yra pakankamai daug gerų naujienų, galimai atsiras dar kažkokia labai gera naujiena ir mes tik tada gausime impulsą. Bitcoinas dabar gali grįžti šiek tiek žemiau ir tikrai jis gali grįžti prie 85 tūkstančių dolerių. Čia yra lokalus palaikymo levelis, jis irgi yra pakankamai stiprus ir į jį reikia irgi atkreipti dėmesį. Ką noriu pasakyti dėl naujienų, kad naujienos yra tikrai pakankamai geras, nieko mes blogo neturime, jokio negatyvo nėra ir mes matome, kad dabar po truputį išeina geros naujienos ir jos tiesiog kaupiasi ir ateis toks momentas, kada mes pamatysime gerą impulsą į viršų ir iškart rinkoje nuotaika pasikeis. Tai tiesiog reikia stebėti ir ieškoti savo gerų įėjimo taškų tiek spot prekybai, tiek futures prekybai. Kam aktualu, galite prekiauti kartu su mumis ir įstoti į mūsų uždarę bendruomenę, tai mes ne tik prekiame ir uždirbame iš prekybos, bet ir iš kitų veiklų. Dabar pažiūrėkime trumpai į firmo grafiką. Čia yra lokali situacija ir prieš tai buvo labai geras lokalus kanalas, tai jis buvo štai čia ir čia buvau pažymėjęs, kad jeigu mes pramušime į viršų, tai keliausime maždaug link šito pasipriešinimo levelio, o jeigu mes eisime į apačią, tai aišku mes keliausime link palaikymo levelio. Ir mes matome, kad čia buvo labai geras impulsas, čia buvo prieš pat naujienas ir aš sakiau, kad prieš pat naujienas pradeda eiti į rinką daugiau likvidumo ir čia yra blogas ženklas ir kad mes sugrįšime atgal ir štai čia buvo labai geras įėjimo taškas ir galima buvo pasigauti gerą įėjimo tašką ir pasiimti visai neblogą pelną. Mūsų uždaroje bendruomenėje mes būtent tą ir darėm ir padarėm, tai štai čia buvo pas mus limit orderį, šiek tiek žemiau nei yra lokalaus kanalo pasipriešinimo levelis, tai dabar aišku jis yra jau kaip palaikymo levelis ir dėl to mes bandėm pasiimti su limit orderiu kuo geresnį įėjimo tašką ir galime pažiūrėti, kaip tai įvyko, ar paėmė mūsų orderį ir aišku buvo labai geras įėjimo taškas ir kaina buvo šiek tiek žemiau, tai buvo 1937 doleriai ir mes gavom tikrai labai gerą įėjimo tašką ir štai čia, kur buvo 2000, tai čia buvo psichologinė riba ir čia buvo pas mus limit orderis maždaug 1942 doleriai ir kaina šiek tiek sustojo, dar buvo sekmadienis, tai buvo šiek tiek mažiau volatilesnė rinka, tai yra judėjo šiek tiek lėčiau nei įprasta diena ir atėjo pirmadienis, tai yra jau pirmadienio naktį mes gavome štai tokį impulsą. Klausimas, kas bus toliau, tai noriu pasakyti trumpai, galime perti iškart į dienos time frame ir čia mes turime labai stiprų levelį, tai jis yra savaitės levelis ir prieš tai čia buvo labai stiprus palaikymo levelis ir matome, kad kaina buvo prie jo sustojus ir tikrai buvo labai daug reakcijų. Jeigu mes perėsime į savaitės grafiką, tai mes galime pamatyti, kad čia galimai yra false breakas ir ką noriu pasakyti, kad šitoje vietoje mes nuėjome šiek tiek žemiau šito levelio ir čia galimai kaupėsi labai daug pozicijų, labai daug energijos ir jeigu dabar firma sugebės pramušti šitą levelį, tai bus labai geras impulsas į viršų ir
štai čia yra daugmaž tokia V formacija ir galimai mes užpildysime tą V formaciją, jeigu mes pramušime, aišku, šitą pasipriešinimo levelį. Dabar jis yra pasipriešinimo levelis, prieš tai jis buvo palaikymo levelis. Tai šitą levelį tikrai reikia atkreipti dėmesį, nes čia bus pakankamai daug reakcijų ir reikia stebėti, ar mes sugebėsime pramušti į viršų ir gauti impulsą, ar vis dėlto mes čia gausime atšokimo reakciją ir keliausime dar žemiau. Jeigu pažiūrėsime dienos grafike, kokia yra struktūra, tai struktūra yra panaši kaip ir Bitcoin, tai čia mes judame štai tokiais laipteliais, čia yra laiptelis ir štai čia yra laiptelis ir jeigu mes išlaikysime šitą struktūrą, tai mes gausime atšokimo reakciją nuo levelio, galimai šiek tiek aukščiau nueisime, bus fake outas ir mes tęsime toliau mūsų kritimą. Tai šitoje vietoje tiesiog reikėtų stebėti būtent šitą levelį, tai šitas levelis yra maždaug $2140, gali būti šiek tiek žemiau, šiek tiek aukščiau, bet pasipriešinimo zona, tai yra kol kas pasipriešinimo zona yra aiški ir mes turime ją stebėti. Dar šiek tiek noriu pakalbėti apie dominaciją ir čia mes turime štai tokią zoną, tai yra savotiškas kanalas ir lokalus kanalas ir Bitcoin dominacija juda būtent šitam diapazone. Ką aš noriu pasakyti, kad kol kas jinai kristi nenori, bet čia yra pakankamai geras metas pasižiūrėti kažkokias monetas į spot priekybą, galimai užsimti pozicijas, nes kai mes turėsime kritimą bent jau iki šitos geltonos linijos, tai tikrai visi altcoinai atsigaus ir mes pamatysime neblogą augimą. Bet jeigu Bitcoin dominacija sugebės pramušti štai šitą levelį, tai yra geltoną levelį, mes pamatysime tą tikrą alt-seasoną ir aš norėčiau pamatyti alt-seasoną iki vasaros, nes vasarą rinka sulėtėja ir daug labai žmonių atostogauja, tai dėl to volatilumas rinkoje būna mažesnė būtent vasaros laikotarpiu. Nepamirštume valdyti savo rizikas ir kas nori užsidirbti iš kriptovaliutos rinkos daugiau, suprasti kaip jinai veikia, kaip galime užsidirbti ne tik prekiaujant, bet ir kitais būdais, visus kviečiu prisijungti į mūsų uždarą bendruomenę, visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašykite savo mintis komentarį ir galite prisijungti prie mūsų nemokamos Telegram grupės, kurios nuorodą taip pat rasite šio video aprašyme. Iki greito.